Alio. Labas. Taip, klausau. Ačiū, Eglė. Aha. Labas, Eglė, keistas balsas tavo. Palauk. Kas čia skambina? Na, leisi spėt, bet nežinau, ar atspėsi. O, ne. Neatspėsiu tikrai. Marius. Nu, labas. Nu. Nu. Taip, kažkaip net pasimečiau, žinai. Ne, nežinau. Taip, ne. Iš tikrųjų... Nieko. Nieko. Klausi, ką darai? Nieko, televizorių žiūriu. Jo. O nekeista, kad aš tau skambinu? Ką? Nekeista, kad skambinu tau? Keista. Nu, žinok, va, aš kaip su tavim, tarkim, mes ten rašinėjame, žinai, bendravom. Aha. Yra vienaip, aiškiai sergu, bet skambint man tau dabar yra kitaip, sunkiau, iš tiesų. Iš tikrųjų, tai jo. Bet, žinai, galvoju, kiek aš čia taip elgsiuos nevyriškai, nu, reikia paimti paskambinti. Mhm. Tai... Sakau, kažkoks nežinomas numeris skambina. Ai, čia pasiėmiau ne savo telefoną, žinai. O kodėl ne iš savo? Nu, norėjau, kad nustebtum, žinai. Dabar būtum dar gal nekėlus ragelį, jeigu būtum pamačięs, kad skambinu aš. Ne. Palauk. Nu, negirdžiu tavęs, kur. Tuoj. Na jau kitą kambarį, žinai, ten sesė atėjo, biški trukdo. Nu jo. Nu. Ne, aš sakau, aš taip nedarau, kad nekelčiau ragelio ir ką nors, žinai. Taip negirdėjau, nes mačiau buvo praėjęs skambutis, bet šiaip negirdėjau. Žiūrėk, Eglutė, aš dabar, nu taip, jau senai rašiausi tau skambinti, žinai, jau gal nuo rugsėjo mėnesio, žinai, taip, manau. Ir žiūrėk, Eglutė. Taip. Aš noriu tave, nu, pakviesti į pasimatymą. Nu, gerai, malonu. Nu, ir tik, vat, nežinau, kur. Iš tikrųjų, jo, yra sunku sugalvoti, žinai, dabar. Ne, nu, aš esu sugalvojęs, žinai, tą mūsų pasimatymą, bet, nu, kažkaip man, nu, nėra drąsu, žinai, tau sakyti. Ai, nesidrovėk, iš tikrųjų, esu iš tikrųjų paprastai netokia, kad ten, nu, kaip, žinai, nu, kaip dauguma. Nu, žinai, aš galvoju visai faina, gal sakau, norėtum tu virvėm palaipėt. O, įdomiai. O kur čia? Tai čia aš nuvežčiau. Nu, tai prasme, nuvažiuotumėm. Čia Druskininkas yra. Oi, bet toli, žinai. Nu, toli, žinai, bet... Nežinau, gal kur nors iš pradžios kaip ir arčiau, ką? Gal arčiau, ne? Nu. Nu, bet tu nebijai manęs? Nu, nežinau, gal šiek tiek nedrąsu būtų, žinai. Bet... nežinau. Šiandien beje tave mačiau dar. Kur? Nu, kur? Lauke. Kur daugiau galėjau matyti? Palauk, kur aš buvau? Aš ėjau į mokyklą ir iš mokyklą. Nu, tai va, greičiausiai. Kur tu matei? Nu, tai kitoje gatvės pusėje gyvenu aš. Kitoje gatvės pusėje? Nu. Aišku. Nu, va, keliavau aš. Jo. Tai va, noriu pasakyti, kad labai gražiai atrodai. Ačiū. Nu. Tai gerai, galėtumėm susirto kada? Nu, nežinau. Vat čia dabar kada galime susitikti. O kada tu gali vėliau ar anksčiau? Gal anksčiau. O tai ką mes veiktumėm? Nežinau. Iš tikrųjų labai yra nelengva sugalvoti. Nu jo, aš sakau, gal varam kokią pardę pasivaikščiot. Kur? Nu, į parduotuvę, iki kokią pasivaikščiosim, žinai. Nu gal, bet ne šiandien, nes aš dabar su galva, žinai, išplautas, sėdžiu biškį. Arbatą gurkšnoju, žinai. Jo, aš suprantu. Galėsim. Nu, pasivaikščiosim, žinai, pasikalbėsim, bet man nėra drąsu, žinai, tavim. Man irgi patikėk. Bet tai jo, tai vis tiek reikia pradėti bendrauti, žinai, ne tai, kad SMS ir panašiai. O tai aš tau patinku? Nu, iš bendravimo tai taip. Na jo, o tu manęs nesimačius? Tik nuotraukai. Nuotraukai tai, nu, žinai, tai, jo.
Jeigu taip atvirai pasakius. Tas nu jo čia. Nu tai taip. Tai aš tau gražus, ar ne? Nu jo. Ja, tu man irgi graži. Ačiū. Tai vat. Nu. Vieną naktį net sapnavau tave, žinai. O, aš tai iš viso kažkaip nieko nesapnuoju paskutiniu metu. Netgi kartais, žinai, taip norėtųsi. Aš tai sapnavau. Važiavom per dykumą, žinai, tu buvai ta pop muzikos žvaigždė, aš buvau tavo vairuotojas limuzinu. O, įdomiai. Su limaku varėm, žinai, padangą nuleido. Nu. Klausyk, aš labai ilgai negaliu kalbėti, mama jau prieš 10 minučių kvietė, žinai. Ai, mama. Nu, žinai, arbatas tam pataisė biškį kaip ir sargaliavau. Supratau, nu tai gal kada ir su tėvais susipažinsiu aš tada. Nu, pažiūrėsim, tai žinai, jau vėliau. Tai žodžiu, tu Žiūrėk, pagalvok. Eglutė, tai aš tokį naktinį dabar tau palinkėjimą duosiu, kad užmigtum lengviau, gerai? Jo. Klausyk įdėmiai. Zip FM. Labas, Eglė, tau skambina radistas Jonas iš radio stoties Zip FM. Nu. Nieko, aš, sorry, žinok, tavo draugės ar draugo paliepimu apsimečiau Mariumi tokiu, kurio aš Ja nelabai... užmušiu. Sakau, kad kažkoks girdėtum tos. Evelina užregistravo tave. Aš ją nudaušiu. O kodėl? Taip smagiai pasikalbėjome, klausyk. Aš linkiu, kad su to Marium, žinok, tau kažkas rimtai išeitų. Visai... Ne, nu gerai, nieko tokio. Bet aš ją vis tiek nudaušiu. Einu savo. Dabar širdelį taip, tuk, ar ne, tuk. Ne, iš tikrųjų. Dabar ne, tu taip, visi, kurie vat pagauti, taip, žinai, dabar galvoja, ką aš tokio pasakiau. Ne, nieko tokio nepasakiau. Aš manau, kad tu irgi nieko tokio. Labai mielai bendravai, žinok, tokia miela mergaitė. Milaška Rolandas pasakytų apie tave taip. Nu, aišku. Tai, Eglutė, ačiū tau už pokalbį, labai smagiai su tavim pakalbėjau, nesupyk ir sėkmės. Gerai, ačiū. Iki. Taip, aš ją užmušiu.